tas, kas jumis nenuskriaudžia, padaro stipresniais. Tai jūs. Nu, prašau, galite. Nevažiuoja priešai, čia niekas neina, galite į dešinę juostelę, kaip jūs norėjot. Tik tai žvilgtelite, ar čia nelenkia kas nors, pažiūrėkit. O, prašau, galima taip. Tai vėl šitą į tą gatvę. Į prieplauką padarysim apsisukimą jo, nes ten labai toksai. Tiesiog įpras prie to stiliaus reikia. Taip. Aš labai jums dėkinga tikrai, žinau. Tai ačiū. Mes dėkingi už gražų orą, už žalius medžius į dešinę rodysim. Ir štai, kad mes galim džiaugtis Toyotos teikiamais privalumais. Tai dar gali dešinį parodyti, tai va dešinį, tada iš paskos tie visi pralekia, jūs čia savo susistiguojat mintis, tada jau, dar vienas atvažiuos, ar ne, berniuks, jeigu jie ten skuba, žinai, telefonais. Jo, tai galima praleisti. Taip, nes, kad jiem netrukdydžinai, jeigu nieko čia baisaus. Nu, ir tada jau rodom, kairį jau jie va nulėks ir jūs pilnai. Susuku. Taip. Ir apsidairykit jau čia, labai gerai, nes kiek būna. Na, vieni kantrus, tai tas palauks, aš manau, nes su Toyotom važiuoja normalūs žmonės, baltom Toyotom. Nu. Tikimybė, į kairę suksim. Gerai, dabar man įsisąmonint. Čia vien baltas Toyotas važiuoja, matot? Vien baltas Toyotas. Ir ant rodyklės, va matot, kur jinai? O, kokie spastai padaryti, ar ne? Nieko čia nėra, va. Nes posūkyje nesimato. Va, ir aš dabar galiu jau daryti, ką noriu. Taip, ir dar kartą į dešinę važiuosim. Dar mes iš kitos pusės ten pravažiuosim irgi ten. Taip, ta gatvė taip atrodo plati, bet va tos juostos tokios siaurokas padarytos. Čia gal truputį ankstoka, nes man greičio neturim. Čia dar kiemas, tai paskiau galvos, kad jūs važiuojate į kailį pirkt. Nu, šis į dešinę. O čia turit pasisaugot, aš vieną kartą vos spėjau sustabdyti. Tas, ko dabar važiuojat, bet tai dabar jau nebesisuks. Bet va tie, kad tik tai viena rodiklė, tai tie apsisuka kartais, kaip mes apsisukinėjom. Tai kaip rovė, žinai, aš spėjau vos tik tai, žinai, sustabdyti. Dabar čia tiesiai važiuosim dar. Žiedė bus pirmas išvažiavimas ten už to geltono namuko. Mokinukas irgi pamatė dirbinėjimą. Čia dar gal kaip troleibusas padarykim, dar jums palikta duobė tokia. Matot, troleibusas. Ne, žiedė, pirmas išvažiavimas. Tai troleibusas paėmė, apvažiavo tą normaliai ir mes apvažiavom ten tokia, buvo negraži duobė. Bet kadangi jums reikės į dešinę, tai, bet čia ištisinė, tai jūs jums taip darykit, va. O žiedę teks pasirikiuoti, nes matai, jums čia gyvenimas duoda išbandymus jums. Nu, va. Tai dabar aš į pirmą, tai aš tai dabar antroji juostoj, bet reikiuositės civilizuotai, rodykit, žvilgtelkit čia ir va, prašau, o, super. Ir čia į dešinę ir bus, va, iš geltono namuko, tai čia lėčiau, nes toks staigus, čia dviratininkų pėsčiųjų, čia tas Mersas ilgalaik stovi, tada rodot kairį, tik tai tada į gražiai aplenkiat, tai čia gyvena ir grįžtat.
Ir čia dažnai prašo stot, bet dabar nestokim. O čia, nu, gal jeigu sustoja, tai, Nu, taip. tai tas, kaip palikt mašiną, tik tai čia tai nepalikit, nes čia yra kiemas, tai dar biški va, tai. Vat aš čia kad irgi sustoju ir jeigu žemyn, tai aš parkingas turiu... visą laiką, jau negaunat klaidos, padarykit parkingas. Jau. Ir susuku vairą, bet nėra... Tai kad netrukdytų greitosiam pagalbom lėkti. Tai į dešinę susuku. Taip, į dešinę. Ir dar rankinės. O, 3 dalykai. Ištraukiu. Jo. Ir tada važiuosim vėl toliau. O kritinė, tai jeigu nepažiūrėtumėt ar nelenkia, tai būtinai reikia pažiūrėti ar nelenkia. O. Nes žmonės labai sureiškina tą susisukimą, bet svarbu, jeigu parkingas ir jau rankinis, nu tai ten ir ten susuksit, jau bus maža klaidelė. O į kairę turbūt, kai yra bortelis ir žemyną, ne? Ir į kalną. Į kalną? Tai tada jūs gali priekiniais ratais atsiremia atgal riedėdamas į bortelį. Ai, kai į kalną, tada aš į kairę turiu ir yra bortas. O jeigu nėra borto, tai vis tiek į dešinę. Rodykit ir... Mačias nusukote. Nu ir ten... Tik į kalną. Jo, kur ta mergaitė eina, o ten prie to pastato sustosim ir ten bulon duoda 90. Nedarėm. Ne, čia nedarėm. Nu va, tai važiavim tą mergaitę, va, nueis ir pravažiavę, ten toks aštrus posukiukas ir prie vartų. Čia kompiuteristai programas rašo visiems. Na, taip. Toks, matot, aštrus posukiukas, jisai sutampa su tuo pastatu. Ar dar pavažiuoti? Nu, čiūčiut. O. Ir sutampa, tai va čia turėtų gerai būt. Tada nusileidžiat šitą. Va, pilnai suktume, tikrai kampo neužgausit. Jisai sutampa su šitu kampu. Tai dabar jau aš iš karto turiu sukti vairą. Turbūt, kad jo, nes jeigu nesuktume, tai paskui ten labai didelį lanką. Nu va, ir lėtai, nes čia taip apsvaigę kompiuteristai. Ten toksai net geležis yra, pamatysit, va, bet jisai telpa, kada taip pasuko, tai labai gerai. Ten va, geležis toks rudyje stovi. Čia taip išgaunasi. Ir ką aš čia nieko nematau. Ir tai 90 laipsnių padarot. Ai, nu taip. Dar biški. Čia bėski bakstelkit gaziuką. Užlips ant borteliuko tokio mažiuko. O, dabar tiesiai dar iki vartukų biški pavažiuojat. Bet tie vartukai tokie permatomi, tai dar truputį reikia, bet dar biški ant bortelį užlipti. O, super. Viskas jau ten buvo. Aš bijau tų parkingą, biškai padarykit. Įsižiūrėkit, kada būna pilkas fonas ar vartai, atstumą neįmanoma, ar ne, per veidrodėlį. Ar jaučiat atstumą? Per petį aš matau, o per veidrodėlį man jis toksai... Atrodo labai arti, ne? Nesuprasi, žinai, jis toks pilkas, tai iš vis nematai dydžio, žinai, objekto kažkokio, nežinai, ar toli, ar arti. Ai, tai tiesiog susuki visą vairą ir gražiai užvažiuoji tokį 90. Nu taip, nu tai toks. Taip, nu tai ką. Sukrauna kompiuterius ir važiuojam toliau į 10. Nu jie čia programuotojai. Oi, negaliu.